namas Vilniui, žalieji, 48 kvadratų. Stogas apšiltintas, langai prieš 2 metus sudėti 3A klasėje, durys šarvo. Einam į vidų pažiūrėti, ką turim. Tai atsidarom duris, vidus, kriauklytė, vanduo vietinis, pečius, vienas kambarys, štai kambarys, sukam. Žiūrim, ką turim, štai kambarys, kaklinis pečius, langai visi sudėta, nauji, plėvelės dar net nenuplėštos, ir vienas, ir kitas, vienas vitrininis, vienas atsidaromas, vaizdas pro langą yra į sklypą. Štai kambarys. Baldai yra paliekami. Čia apačioje turim didelį rūsį susidėjimą. Grįžtam atgal. Pagrindinės durys. Kriauklytė, šaldytuvas, laiptai į 2 aukštą. Jeigu einam tiesiai, turim patalpą, kuri turėjo būti įrengiama kaip vonia su tualetu. Kol kas stovi daiktai, plytelės sudėtos, štai patalpėlė papildoma, štai, čia irgi sudėti daiktai, bet čia voniai iš tualetų padaryta tokia patalpėlė. Štai pasižiūrim. Patalpa yra didelė. Einam toliau. Laiptai į 2 aukštą. Lipama laiptais. Čia randame kambarėlį. Štai, pakankamai lubos aukštos. Pečius toliau. Kaklinio šiluma ateina. Stogas visas yra pilnai šiltintas. Štai kambarėlis, kaip atrodo. Stogas pilnai apšiltintas. Langas pasikeistas ir čia išeinam į, norėjau žmogus daryti terasą. Langus užkalė terasos langus, kad neprieitų pelių, neprieitų paukščių, nepriskristų ir panašiai. Čia yra irgi viskas apšiltinta. Baldeliai, langas į terasą. Išėjimo durys. Čia taip pat yra plėvelė. Visur uždėta. Čia terasai palikta viesta ir paruošta. Grįžtame kambarį. Likučiai. Lubos aukštos. Toliau dar vieną turim langą. Vaizdas į kelią. Pagrindinį, kuriuo mes atvažiavome. Leidžiame žemyn. Elektros instaliacija nauja yra visur visam išvedžiota. Ir grįžtame žemyn į 1 aukštą. Štai. Taip viskas atrodo bendra vaizda. Čia yra didelis sausas rūsys, į kurį galima viską susidėti. Ir viskas.